1, 2, 3, 4. Antra diena. Šaudotininko. Ką tu čia? Susibarstėm. Mane sekioja gera nuotaika tiesiog visą laiką. Nesakyk šito per video niekada. Turim augintinį, kuris nežinau, kiek laiko mus seka. Vėl. Kelkis. Snausk. Toliau. Vilija pasiėmė padelį, prisipylė karšto vandens. Nuvarė jo į bešką. Bus kavytė, sakė. Tai va. Be kavytės žmogus negali gyventi. Tai narkomanas, jeigu negali gyventi, ne? Oh my god! Ui! Nu, dabar mes visi. Ko dabar maišysi liežuvį? Iš tų. Tik turiu šaukštelį. Trauksi dabar viską. Mama, kiekvieną kartą reikia atsisibinėti viską. Aš žinau, jau pusę kelio. Aš jau pusę kelio padariau. Gerai. Tai vos neišpyliau, bet still. That was... Neišpyliau. Nesicirkink čia, man. Kavytą sugadinsi rytą. Nu, dabar einam saldainyną. Eisite? Ne. Visai neromantizuoju kavytės. Aš nieko neromantizuoju. Shout out kavytė. Shout out Lietuvos policija. Shout out šaukštas. Shout out Vaibė. Net neįsi pasižiūrėti labai didelę kafą. Eik, tu neįdomu tą kartą. Didesnis nebus jaučiu. Pasvarą. One eternity later. Koks čia ryto planas dabar? Ką mes darom? Dabar nėra plano. O ką nėra? Einam iki parko, einam iki skulptūros, einam iki bažnyčios. Bažnyčia vietoj, tai čia grįžtant, ne? Tai pradžioje einam iki skulptūrų ir iki parkelio. Akivaizdžiai gera kava su kanėlė, ne? Cheers. Labai tokie seni, labai gražūs pastatai iš raudonų plytų. Čia jau naujesnė konstrukcija. Toks šiaip labai jaukus miesteliukas. Labai gražu, labai nice. Čia dar senųjų pastatų. Labai gražus miestas. Labai gražu. Linkuva įkurta 1500 metais. Štai kokį paminklą turim. Labai nice. Ką tu čia? Kavytį savo gurkšnoj. Kažkur ten skulptūra dar. Linkuva turi vėžlį, bet neturi vandens. Iš kur žinai? Iš kur žinai? Štai turim žymėją skulptūrą. Angelas saugantis šį miestą tikriausiai. Linkuvos seniūnija. Linkuvai yra daugiau nei 500 metų. Senas miestelis. Prie Pakruojo. Mes miegojom čia. O čia. Kultūros centras, čia nakvojom. Patys geriausi kultūros žmonės, kaip visada. Bet tai vakaras nebuvo, atidaryta, o šiandien ryte nebe. Nu, uždaryta, norėjom dar nueiti į šitą vienuolyną, tikriausiai, ne čia? Nu jo, vienuolynas. Ir nebegalim nueiti. Uždarė vartelius. Sužinojo, kad ateisim žokėlę. Aš nesu jie. Susibarstėm. Žodžiu, dabar einam Linkuva, Joniškėlis. 18,4 kilometro.
gausis 4,5 valandas, tai gal mums gausis 5, nes mes biškai kartais linkę sustoti. Nesakyk šito per video niekada. Kodėl? Mes nestojam, nestabdom. Mes nestabdom. Kodėl? Sakai, kad gali būt, kad ateisim greičiau, tai neturėsim ką veikti. Ne, mes realistiškai žiūrim. O šiaip galim paskaičiuoti, kada mes dabar išeinam. 24. Dabar jo iškėlė, o rytoj varysim į pasvalį. Pasvalys. Nepadarėm shoutout Linkuva. Shoutout Linkuva. Kultūros centras. Asta ir Rūta. Rūta, Asta, linkėjimai. Linkėjimai. Širdingim dėkojam už paklotą lovą. Už šiltą priėmimą. Suteiktą prieglobstį. Už pasitikėjimą. Už karštą vandenį. Už Tūliką. arbatą. Už arbatą. Už patalynę švarą. Va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O jau kepa blauzdas. Pirma saulė. Jau šyla. Jūs saulutė jau šyla. Kaip jūs įdomiai apiltas. Jums šalta kaklai. Su šalikais. Įsivaizduokit, jau karštą, tu dar skundės ateiti. Nori žalinkas, ne? O taip. Jūrziu, koks tu švelnus atrodo. Nes tikėjau pamatyti tokį grožį. O ne, prieėjau arčiau. Pažiūrėjau, asmeninė erdvė. O, štai pažiūrėkit, kokia čia asmeninė erdvė. Jo, pradėkim bėgti dabar. Bet čia koks geras medis. Pusė tokio, pusė tokio. Net paukščiai pakyla. Antra diena, labai geras oras. Nėra saulės tos kaitos. Turi silpnybę medžiams pavieniams kažkodėl. Labai patinka vieni medžiai laukuose tiesiog išdygę, atrodo visiškai niekur ir visiškai nesunaikinami tokie. Gal kažkam kils klausimų, kodėl mes einam tą kamino kelią. Ploja. Puškuoja. Tai todėl, kad tiesiog, ką daugiau veikti įdomaus gyvenime. Ta prasme, visi keliauja, dar kažkokius šūdus daro. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai jaučiausi, kad aš nieko nedarau ir nieko įdomaus neveikiu. Tai, nes, aš galėsiu savo rodyti, kad aš įveikiu kažką. Tai va, galiu grįžti su mūsų. O. Mane sekioja gera nuotaika tiesiog visą laiką. Mojuojam rankom. Mojuojam. Kodėl mes mojuojam rankom? Šiaip savo. Nes mums patinka mojuot. Sėdim prie Mūšos upelio, ant tiltelio, geriam vandenėlį, prie Raudonmūšio kaimelio, vedinam savo punčiakas ir kojukus. Kaip tavo puslė? Nežinau, dabar nematau. Neskauda? Arba naujų neatsirasti. Šiaip tai nieko aš nejaučiu. Skaudėti man neskauda, nieko.
Nu, tai tokias biški medinės kojos. Sunku lankstyti. Tai va, biški pailsėsim. Jau? Tai va, ten iš apačios galim pasisem. Lankytinas vietas. Ant to tiltelio stovėjom, net nematėm šito. Nesupratom, kad čia atodanga. Svarbiausia dabar nenusivaliuoti apačion. Prieš 350-400 milijonų metų susiformavo šitą atodangą. Bet, čia iš tos pusės matosi Dolomitai. Labai gražus namelis, va, su nuotraukom. Cute. Ką influenceris. Renka laikas. Super pieva. Laukai, kaip ir visoje Lietuvoje. Ir tas pats ilgas kelias. Tipo, labai faina, kad Sucikas, jis draugiškas, bet jeigu būtų nedraugiškas, būtų labai baisu. Jo. Toks didelis objektų lodumas, tai įsigaš. Ne? Nes taip ramiai prie. Gražus, fainas. Jeigu dar prieš tai neminėjom, einam Camino Lituano aukštaitija kelią. Ir mes pradėjom šiek tiek nuo tos pusės. Galima iš kurios nori pusės, tiesiog, kad ženklai biškį į kitą pusę sudėti. Mes eisim nuo Pakruojo einam iki Svėdasų. Tai gaunasi apie 230 km. Šiaip turim grįžti per šitas 2 savaitės. Tai žiūrėsim, kaip mums gausis. Dabar dar turim realiai 10 dienų keliauti maždaug. Tai tiek ir bandysim keliauti, tikiuosi grįšim greičiau. Pirma diena visai neblogai praėjo, apart to, kad Viliai nutrynė kojas, man pradėjo skaudėti klubą ir šitose vietose gan pradėjo spaust. Tai jau tas įdegis, kuris yra oh my god, visą naktį tiesiog skaudėjo. Labai gražus šiaip laukai. Labai toks lietuviškas kraštovaizdis. Per dieną bandysim nueiti po maždaug 20-35 km. Ne daugiau, nes tikrai kojytės neatlaikys. Man tik krenta viena. Gan dažnai stengiamės keisti kojines, kad sausus būtų. Turim augintinį, kuris nežinau kiek laiko mus seka, bet jau nuo praeito kaimelio. Kelrodis mūsų. Tai bijom, kad paskui šeimininkai rastų jį. Jis labai gražus, labai draugiškas. Kas dar vienas aspektas labai nervuoja, tai nelygus šitas kelias. Ir čia tiesiog akmenys, nes tiesiog eini ir tada kojos va taip visai kaip dėliojasi. Pas mane dar batai tokie, realiai kojinė, kai neturi tokio suporto, tai gal man dėl to ir skauda pilvą. Labai gerai yra pabūt šešėlį, tai gal čia dabar palauksiu Vilijos, kol ateis. Ir dar mašinytės važiuoja bile kaip, nes kai duoda mašinytės, tai nėra ką, tiesiog užsidengiam ausis akis, nes atrodo ant 100 pravaro, pralekia. Ir visą gūsį tiesiog. Čia tai dar nieko, čia dar mašinytė. Ateina gera nuotaika. Sakau, šiandien jau nebe taip smagu. Einam, tylim. Toks rimtumas, žinai, susimąstymas. Aš galvoju, kad čia biškį pati iš kampo nesisukau labai. Tai pašaunu ketą, žinai. Ir jaučiu, kad man koja ir va čia vadega. Salė iš tos pusės. Va, kokias kaimo pramogos. Kaip dūmija. Džemzy. Mes basilakstydavom. O čia banavo. Skataračias man. Mūsų draugas mus apsaugojo nuo kito šuns.
Shout out šuo. Tūtukai. Labai geras šuniukas. Labai geras šuniukas. Bet jis atrodo toksai prižiūrimas. Su antkapliu narkiu. Antkaplis. Antkaplis turi, ne? Jis tai turi, ne? Man matyt, kas iškirti atsiradai čia, nežinau, ką reiškia. Kai mašiną važiuoja. Siūtki. Ką? Skaima šuo. Nežinai, kad nuo mašiną reikia saugotis? Labai nerealiai graži upelė. Ta pati muša. Mušelė. Labai fainas tiltas, toks senas. Tikriausiai bais nesaugus. Gal nemirsma. Kita nakvynės vieta. Ne, jau dabar nebe. Oh my god, seniuk. Kiek mes laukiam šitos akimirkos. Kad atsišviest prie Švobiškio suolą. O, įsivažiuoja, visiems žinkim. Svalgyt nori. Toliau kepa blauzdas. Sėkmingai. Ir rankenas. Ir rankenas. Sėkmingai toliau sekam šuo. Bandom dabar rašyti visokias grupės, kad kas nors atvažiuotų jų susirinktų, nes aš manau, kad jau tikrai jau turėjo pasigest per tiek laiko. Nes šuo tikrai fainas prižiūrėtas su antkakliu nuo verkių. Sekamas jau nuo pat Gedžiūnų. Taip. Tai va, mes jau esam link Joniškėlio einant. Dabar neseniai praėjom Švobiškį. Labai gražu. Šuo labai gražus. Viskas labai puiku. Šiandien stojam dažniau negu įprastai, negu vakar stojam. Tai aš jau žiūriu, kad mano čia jau kažkas darosi. Kažkas jau jam nepatinka. Viliai sakė, ir kito jau koja, ne? Kažkas darosi. Čia jau. Puslava kažkokia. Skambinom dėdei, pas kurį turėjom nakvoti ir mūsų nepriėmė. Tai pasakėm, kad šuo laksto su mumis. Kur mes einam, ten ir jis eina. Jeigu mes ilsimės, ir jis ilsisi pavėsį. Tai tikimės, kad kažkam gal perduos, arba jeigu ateis savininkai ieškot šuns, tai gal bent jau pasakys, kad kažkur kažkas matė ir žino, link kurio kryptimi eiti. O, žiūrėk, kamino stulpas ten stovi. Aha. Čia nesimato, bet čia tiesiog bitės, o taip gal skraido. Galvojam, pro čia neįsim. Bandysim eit pro ten. Einam aukštą gan žolę. Čia vedam kažkokį dvarą. Labai gražus Joniškėlio parkelis. Įspūdingos vietos. Taip gan sutvarkytas, sakyčiau. Akivaizdžiai iki kažko vedė. Joniškėlio dvaras. Anatusi. Visų piligrimų išsigelbėjimas. Dvaro šulinys. Aplankiai? O tu? Šiautauti Joniškėlio karpių dvarą. Seni bėgiai kaip pavyzdys. Tai toliau yra dvaras ir tada matom Joniškėlio siauruką. Žinutėlą. Taucikas. Lietuvos architektūrinis paminklas ir toks apleistas, ne? Sigutės skaldūnime. Shout out Sigutei. Kažkur ten tikriausiai. Pavalgiam, tęsiam kelionę link nakvynės vietos.
Eisim tiesiai. Dar buvom užsukę į Joniškėlį parduotuvę, nusipirkam papelis ir abos. Pasidalinsim. Vilija dar kiaušinių paėmė. Tai sako, paskepsim, pasvirsim, jį bus dar rytoj pagraužti. Nebekučia jau beliko, bet jau pailsėsim, rytoj eisim dar daugiau. Kas mane gazdina. Rytoj 2-3. Nu gerai, kad 2-3, dėl to, kad aš galvoju, kad randu, nes... Ne, tai sakant, pas randu palinsim. Per pusę. Dalynam per pusę, slabakės mes esam. Ir čia ko skubėti. Palinsim, sakė. Gal biškai kūnas prisitaiko ir tada jau galėsim šluoti. Rytoj reikia atsikelti 6 kokią, nes 6 sakė išeinam, ne? Ir rytoj bus karšta labai. Nes man dar reikia nueiti iki Joniškėlio, aš dar noriu nusipirkti vandens. Bet tu vis tiek 6 ryto nieko nenuspirksi. Tai gerai, nesvarbu, tada bandysiu eiti kažkaip taip. Bet šiaip tai jo ir man vandens reikia, nes aš tai visai nenoriu. Šitas tai labai neskanus vanduo. Tai šiaip kaip visus truputį paragau, bet aš, pavyzdžiui, kavą keičiausi, tai aš savo įsipyliau vandens. Ir rytoj reikia daug nueiti. Ir aš labai nenoriu eiti prie 30 šilumos, nes tada man reikės dar daugiau vandens ir panašiai. Ir aš noriu į pasvalį nueiti ir nusipirkti rūbus, spėti iki tol, kol nesušils labai smarkiai. Kad mes jau kokią 10-11 būtumėm jau su rūbais, nes kai pradėsim pietų kaitant, tai man bus šakis ir taip jau visą raudoną odą. Voila! Jesus Christ.